metu, bet visata pataria paleisti šios dalykus ir mėnulio pilnatis padės tai padaryti harmoningiau, lengviau. 3 variantai, įvairios situacijos, kągi reikėtų paleisti, su kuo atsisveikinti dėl jūsų gerovės. Žiūrėkim. Dar vienas kortos. Išsirinko pirmąjį variantą, tai reikia paleisti tokį metą begalinių transformacijų ir kažkokio tokio lengvumo, kažkokio buvimo tokiu neapsisprendusiu, lyg vaikiškų pojūčio tokio elgesio, kad matosi atėjo metas jums pasirinkti, kryžkelės laukia kažkokie rimti dalykai, o jūs vis galvojat, kad dar čia transformuositės be galo, kad jums čia visai patinka, galbūt kažkas ir panyręs į įvairias praktikas ir sprendžiat begaliniai įvairias situacijas, bet visata sako, kad atėjo metas eiti ir atlikti rimtus darbus, kad transformacija įvyko ir metas užbaigti tą lengvumą, daryti pasirinkimus. Antrasis variantas, tai matosi, kad yra toks metas, kai reikia paleisti kažkokias paieškas begalinės, galbūt čia ir sako visata, kad tu jau subrendai ir gali užsiimti tam tikrą veiklą, kaip karalienė lazdų, tai ir kūryba, bet taip pat ir ezoterinės veiklos, ir kad jau tu esi stiprybė ir gali keliauti į tai ir pradėti tas veiklas, kad begalinės paieškos baigtos, metas įsižeminti ir pradėti materializuoti tai, ką tu išmokai. O trečiasis variantas, tai matosi, kad reikia baigti kovas, kažkokį varžymąsi, kad išsekina jūsų energiją, kad visata kaip tik patarė bendradarbiauti su žmonėmis ir daugiau išgyventi tą draugystės jausmą kaip šuo, kad tiesiog kurti daugiau tokias situacijas, draugystės, kažkokį gražų tinklą megzti.